Sol FM. Taigi, sveiki, labas vakaras, mėlyje Sol FM klausytojai, ir leiskit čia tokia gal ilgesnė pertrauka, tylos buvo, nes bėgau iki mikrofono, žinokit, buvau šiek tiek nuėjęs toliau atsigert, atsigert skyšių, nes karts nuo karto prisikalbu per daug, tai taip, išgirdau, kad muzika nustojo groti ir greit pribėgau, tai taip. Žmonės sveiki atgal sugrįžę, tikiuosi, kad atgal, nes mes kaip ir vedam jau antrąją šio vakaro laidos dalį. Tai taip, kalbame apie Skinwalker rančą. Tai yra ranča, išvertus lietuvių kalbą, čia būtų kažkas panašaus į vaikščiojančių odą rančą ar kažkas panašaus. Mes kalbam apie vietovę šioje žemėje, sakykim, dar Jutos valstijoje, Jungtinių Amerikos valstijų tokioje vietovėje, sakykim, tai yra vietovė apskritai žiūrint iš tos labai neutralios galbūt pozicijos. Tai yra tiesiog vietovė, kurioje daugybė žmonių sako, kad patyrė kažką nenatūralaus, keisto, paranormalaus. Tai tiesiog paranormalių reiškinių galbūt, nežinau, centras. vienas iš populiariausių centrų, galima sakyti, visame pasaulyje. Ir tai būtent mes šiandien kalbam apie tai. Mes kalbam apie tai, kokie reiškiniai tenais dedasi, ką buvę savininkai šios rančos patyrė ir, ta prasme, matė. Ir vėlgi, nebandysiu atkartoti visko, ką jie patyrė ir matė, bet bandysiu tiesiog pratęsti pačią temą. Mes užbaigėm tuo pirmoje laidos dalyje, kad, pačią rančą įsigijo vienas milijardierius, vardu Robertas Bigelow, ir jisai nusprendė toje rančoje, ta prasme, atlikti ne šiaip tiesiog tą rančą paversti kokiu nors muziejum ar kažko panašaus, bet jisai nusprendė toje rančoje vykdė tyrimus, ta prasme, tam tikrus mokslinius tyrimus. Tiesiog išties sustatė įvairių kamerų, aptvėrė pačią rančą, sustatė daugybę kamerų ir panašiai, ta prasme, jisai pradėjo tam tikri mokslininkai, ta prasme, apsistojo ilgainiui gyventi pačioje rančoje, ta prasme, aišku, jie gaudavo pinigus, ta prasme, ir Robertas Bigelow, kaip ir sakiau, yra turtingas žmogus, jisai apmokėjo už visus tos tyrimus ir, ta prasme, iš esmės jisai ką padarė, tai, ta prasme, jisai nenoriu sakyti liepia tiem žmonėm, bet, ta prasme, jisai sakė, kad tie žmonės iš esmės vykdytų įvairiausius tyrimus, tai imti žemės, sakykime, mėginius kaip pavyzdys, kad jie pastoviai, ta prasme, tiek vakarais, tiek dieną, ta prasme, tirtų reiškinius ir galbūt pastebėtus dalykus ir galų gale, teiktų kaip ir savotiškas ataskaitas, kaip jie jaučiasi. Patys mokslininkai, kaip pavyzdys, jie, yra mokslininkai išties, jie nebuvo tiesiog šališki žmonės, jie labai neutraliai žiūrėjo į tą dalyką ir apskritai jie buvo ganėtinai skeptiški, jie apskritai skeptiškai žiūrėjo visą tą reiškinį, jie manė, kad čia yra pramanai, paprasčiausios legendos ir panašiai. Bet su laiku jie pradėjo jausti, kad kažkas išties yra negerai toje rančoje, ką jie pastebėjo galbūt, tai kad pačioje rančoje yra, apsilankius toje žemėje, išties apima toks keistas jausmas, net kitaip tą nepaaiškinsi, bet nežinau, gal esat pajutę tą tokį jausmą, galbūt, sakykime, jeigu žiūrit siaubo filmą, ar ne, kartais siaubo filmuose yra naudojama tokia technika, ar ne. Siaubo filmuose, kaip pavyzdys, yra naudojamas tam tikras dažnis garso, kuris, realiai gali kelti įtampą žmoguje, tokį neramumą, tokį keistą jausmą, net nežinau, galbūt esat, aš dabar bijau suklyst, kokie siaubo filmai naudoja būtent šią techniką, bet tikrai kai kurie naudoja šią techniką ir tą gali pajausti iškart. Čia yra faktas, ta prasme, žmonės, yra tam tikri dažniai, sakykime, aš čia per radio stotį, aišku, jų nepaleisiu dabar jums, kad jaustumėtės nepatogiai, gal užteks jums žinoti ir mano pasakojimu, bet iš esmės išgirdus tam tikrus dažnius žmogus gali pradėti jaustis, ta prasme, ne šiaip jisai girdi tą dažnį, jisai gal net nėra labai girdimas, ta prasme, tas garsas, bet žmogus pradeda tiesiog jaustis nepatogiai, ta prasme, labai įsitempęs ir, jam nepatogu ir galbūt net baisu, ta prasme, tampa. Ir nuo pradžių mokslininkai pradėjo galvoti, kad galbūt iš kažkur sklinda kažkokie garsai, kažkas panašaus, kurie tie garsai galbūt keliauja kaip nors su vėju ar kažkas panašaus ir galbūt toje vietovėje yra tas dažnis, ta prasme, kuris verčia žmonės taip jaustis. Galų gale žmonės, patys mokslininkai bandė daryti išvadą, kad galbūt eina kažkokios vibracijos, ta prasme, oro vibracijos, kažkas panašaus, kurios galbūt gali būti tokio dažnio ar kažkas panašaus. Čianais irgi aš nieko nesuprantu apie tos dalykus, bet ten buvo bandoma aiškinti per orą, per dažnius, per garsą, per vibracijas įvairiausias, ta prasme, kurios galbūt gali pasiekti tam tikrą dažnį, kuris gali tave versti jaustis labai keistai, ne toj savo vietoj, paranoiškai galbūt jaustis ir, ta prasme, jaust tą baimę. Galbūt ir gali net priversti žmogų turėti tam tikrų haliucinacijų. Kaip pavyzdys, gal žmogus gali pradėti jaustis taip, kad, jis mato šešėlius, kaip aš minėjau pirmoje laidos dalyje, kad, ta prasme, Shermanų šeima minėjo, kad jie matė šešėlius, jie matė kažkokius keistus lyg žmonės, šešėlių žmonės, ta prasme, už lango, kad jie lyg ir šnekėjo su jais, lyg šnapždėjo kažką ir,
galų galėje net pasirodydavo jų kambarį, ta prasme, prie lovos, ta prasme, jie pramerkdavo akis ir matydavo, kad kažkas stovi. Visiškas košmaras. Ir, na, čia taip žiūrint iš tos mokslinės pusės, pasitelkiant technologiją, galbūt tu gali priversti žmogų patirtas tokias, na, kaip ir haliucinacijas. Vėlgi mes minėjom, kad kažką jie girdėjo po žeme, pati Šermanų šeima, jie minėjo, kad po žeme kažkas darosi, ta prasme, lyg girdisi kažkoks garsas. Ir ne tik Šermanų šeima, bet ir jų kaimynai, ta prasme, aplinkiniai, kurie gyvena, na, šiek tiek tolėliau, bet, na, šalia tos rančos arčiausiai gyvenantys žmonės. Jie irgi minėjo, kad jie girdėdavo po žeme keistus dalykus. Na, tiesiog irgi vibracijas ar kažką panašaus. Ir galbūt atsirado ta tokia, na, idėja, kad galbūt kažkas egzistuoja po viso tuo, po pačia ranča, ta prasme, po pačia žeme. Vėlgi, matot, aš negaliu pasakyti, aš nežinau, čia ne mano žemė, aš negaliu tą pasakyti. Robertas Bigelow vėlgi, jisai investavo labai daug tiek ir laiko, tiek ir pinigų, ta prasme, visą tą dalyką, jisai apskritai pačią žemę, šią rančą turėjo iki pat 2016 metų, tai net ne per seniausiai, sakykime, prieš 8 metus, jisai ją pardavė kitam verslininkui, kuris lygiai taip pat tą rančą, na, nusipirko už, sakyčiau, ganėtinai pigią kainą, nes Robertas Bigelow nusipirko už $200,000, tuo tarpu tas sekantis verslininkas, ta prasme, nusipirko už $500,000, už $500,000. Nusipirko irgi nuo 2016 metų. Brandonas Fugalas. Jisai nusipirkęs tą rančą, jisai pastatė joje tuos tokius žymiuosius, tuos ateivių, tokius su ateivių veidais aptvarus. Ta prasme, tos aptvarus matot mūsų šios dienos laidos, ta prasme, mislėje, ten mūsų socialiniuose tinkluose galit matyti, ten tie tokie aptvarai. Tai taip ir atrodo būtent šiandien, ta prasme, berods liktais iki šiol dar stovi ten tokie aptvarai ir, ta prasme, taip, pats dabartinis verslininkas, jisai, na, įregistravo tą vietą, na, pasiskelbė save kaip savininkų dar 2020-aisiais, tai prieš 4 metus, nors jisai jau buvo savininkas dar jau nuo 2016 metų, bet realiai, ką jisai, na, nurodė, tai jisai nurodė, kad jisai turi tam tikrą partnerystę su muziejum ir jisai siekia geriau suprasti pačią aplinką, ta prasme, ne taip kaip Robertas Bigelow, jisai bando išsiaiškinti visą, na, ta prasme, viską moksliškai, jisai bando dabar daugiau išsiaiškinti iš kultūrinės pusės, kad kaip atsiranda legendos ir ar yra kažkiek tiesos tose legendose. Vėlgi yra ir realybės šou, kuris irgi buvo pastatytas dar šiam verslininkui įsigijus šias žemės, ta prasme, ir tas realybės šou berods nuo 2018 metų buvo einantis apie rančoje keistus dalykus besidedančius. Bet sugrįžkim šiek tiek prie Roberto Bigelow, nes jisai daugiausiai investavo, sakykime, prie pačios, na, mokslinės ryties ir mokslinių tyrimų, ta prasme, susijusių būtent toje rančoje, susijusių su to fenomenu ir tais keistais dalykais, ką Šermanai pasakojo, kad tikrai matė ir tikrai patyrė. Na, įsigijus pačią rančą, vėlgi dar tik tais pradedant įsikurti joje Roberto Bigelow žmonėm, vėlgi Teris ir Gwen Šermanai, ta prasme, ta Šermanų šeima vis dar turėjo šiek tiek galvijų pačioje rančoje. Čia vėlgi aš bijau suklyst dėl fakto šito, bet berods jie dar, ta prasme, pati Šermanų šeima dar laikė savo galvijus toje rančoje, net kai Bigelow, na, Robertas Bigelow buvo nusipirkęs ją dar 1996, nes čia pats įvykis berods įvyko 1997. Čia sunku man tą pasakyti, bet esmė gali, tiesiog susitelkim prie pačios istorijos, žinot, prie pačio sąmokslo. Tai čia yra istorija susijusi su buliais ir yra išties keista, to prasme, jūs tikriausiai žinot, kas yra bulius, jūs žinot, kaip jie atrodo, jie yra grėsmingi, ganėtinai gyvūnai, gali atrodyti gražiai, jie tai išties didingi, to prasme, gyvuliai, bet vienas turbūt iš svarbių dalykų yra, kad buliai nėra labai ramus, ta prasme, ir jie dažniausiai, jeigu jie ganosi didesnėme plote, vėlgi, jie būna nors ir aptverti, sakykime, tie buliai, bet jeigu jie yra kartu, jie dažniausiai turi daugiau vietos. Na, kaip pavyzdys, buliaus neįvarysi į ten, nežinau, į labai mažą plotą, aš net nebandau, tarkim, kokius 4 kvadratus ar ne, 4 kvadratinius metrus ar kažką panašaus. Kažin ar tiek ploto užtektų buliui, ta prasme, pabandyk įsprausti tokią vietą, bulius išprotės, ta prasme, jis išdaužys viską ir panašiai. Jie nėra labai ramus gyvūnai, jiem reikia daugiau ploto. Ir juo labiau jie nemėgsta būti, na, šalia vienas kito, jiem reikia tiesiog daugiau ploto. Čia tokie gyvūnai, tiesiog sakykim. Ir vėlgi, vienas įvykis buvo dar, kai Robertas Bigelow dar pradėjo įsikelti su savo mokslininkais, ką jie pastebėjo, tai iš esmės tie buliai, ta prasme, pats buvęs savininkas, tas Teris Šermanas, jisai turėjo 4 labai savo mylimus, sakykime, brangius bulius, kuriuos jisai laikė vėlgi, na,
tokiam kaip Garde, kažkas panašaus, na, žinot, kur laikytų, jis buvo ganėtinai atvira vietovė, jisai buvo užrakinta, ta vieta, ta prasme, vartai, na, galima sakyti, buvo saugi vieta buliam, bet buliai ir nebūtų labai lengvai pabėgę iš tos vietos. Kas atsitinka, tai kad, na, Teris nusisuka, jisai trumpam nueina iki savo automobilio berots ir jisai atsisuka ir jisai neranda bulių, jisai mato, kad jų nėra. Čia vėlgi viskas vyksta vidury baltos dienos, ar ne? Bulių nėra, garso jokio irgi nebuvo. Teris, na, jam pasistoja plaukai, ta prasme, jisai išprotėja, ta prasme, jam, na, šokas visiškas, kur buliai. Jisai išbėga, ta prasme, išbėga iki to pačio gardo, ką jisai mato, tai tiesiog daugybė, na, ant spaudų, kanopų ir panašiai, jis negali nustatyti, kur tie buliai iš vis išėjo, patys vartai užrakinti. Tu prasme, negi buliai peršoko, tu prasme, neįmanoma. Peršoko per tą pačią tvorą, išties, na, atrodo neįtikėtina, tu prasme, vėlgi pats Teris, na, jisai užsiėmęs už galvos, jisai negali patikėti, kad, na, dar daugiau jo galvijų tiesiog dingo, neaišku kur, nes, kaip ir minėjau, pirmojo laidos dalyje jau Teris, na, Shermanai apskritai prarado daugybę gyvulių, ta prasme, visą tą laikotarpį ir dabar dar 4 ir dar brangus, dar problemų ir, na, kas atsitinka, tai Sherry pakreipia, ta prasme, Terio Shermano, atleiskit, dėmesį patraukia šalia esantis, na, kaip ir statinys, toksai net kaip priekaba, kažkas panašaus į priekabą, ar ne? Tai įsivaizduokit tą aptvarą, kuriame ganėsi tie 4 buliai, ir ne, šalia to aptvaro yra tokia kaip ir priekaba. Tai mes kalbam apie aptvarą, kuriame buvo buliai, aptvaras užrakintas, jisai ganėtinai didelio ploto, Teris nusisuka, atsisuka, aptvare bulių nėra, jie dingo. Teris visur jų ieško, niekur neranda, bet staiga jisai nusprendžia tiesiog pasižiūrėti, na, į priekabos vidų. Ta priekaba, įsivaizduokit, neturi tokio kaip ir viršutinio, na, neturi tokio kaip ir stogo, sakykime, jinai 4 sienų, ar ne, bet be stogio, ne? Ir realiai tu užsilipęs šiek tiek aukščiau gali pamatyti, kas, na, viduje tos priekabos yra. Ta priekaba ganėtinai buvo sena ir jinai nebuvo naudojama, bent jau taip Teris Shermanas sako. Ir, na, jisai greitai užsilipo pasižiūrėti ir jisai rado bulius. Ir esmė yra tame, kad, na, ta priekaba, jinai yra neįtikėtinai maža. Ta prasme, joje nėra, į ją net vienas bulius nenorėtų įlysti. Ta prasme, į tą priekabą. Ir tenais jisai rado visus 4 bulius ir jisai rado juos labai keistoj, na, apskritai pati situacija buvo neįtikėtina, nes jisai bando, aš tikiuosi, kad jisai čia nemeluoja mum, nes ką jisai pamatė, kad tie buliai tiesiog 4 vienas šalia kito stovi. Ir jie stovi taip, lyg jie būtų užhipnotizuoti, ta prasme, lyg jie į kažką žiūrėtų, ko nėra. Ir jie tiesiog, na, tyliai stovi. Ir na, jam surikus, kad, na, aš radau juos ir panašiai, aš juos pagaliau radau, staiga buliai atsigavo, lyg jie, ta prasme, atsibudo ir jie pradėjo daužytis, ta prasme, iškart pradėjo, na, aišku, į paniką puolė didžiulę, atrodo, tie buliai, ir, na, ta prasme, išdaužė pačią priekabą ir pabėgo iš tos priekabos ir toliau pradėjo ganytis ir panašiai. Neįtikėtina, ta prasme, kas buvo? Kas čia atsitėjo, tas metu bulio tai neužhipnotizuosi, nepraminsi. Ir 4 buliai mažame plote. Aš kalbu apie plotą, į kurį net vienas bulius neįlystų. O tu sukišai 4 ir šalia vienas kito. Nes mes jau žinom, kad buliai nemėgsta, na, tokių situacijų, ta prasme, šalia vienas kitos stovėtų, ta prasme, jie negali išbūti, ta prasme, taip ramiai. Čia jiem reikia daugiau ploto. Čia košmaras visiškas ir kažkokiu būdu jie, ta prasme, tokie ramus buvo. Iki tol, kol jų nepažadino staiga. Ir čia šiaip yra žiauriai keista. Toliau tęsiant, ką Robertas Bigelow šiaip tie mokslininkai pastebėdavo, ta prasme, tokį keistą atvejį lyg, na, karts nuo karto tie gyvuliai, ta prasme, besiganantis gyvuliai pasitraukdavo kažkam iš kelio. Ta prasme, jie taip prasiskirstydavo, lyg kažkas pro juos prabėga, kažkas, ko tu negali matyti. Tarkim, kažkas nematomas, sakykime, prabėga pro gyvulius ir net nežinau. Čia kaip pavyzdį duosiu, gal esat matę su Arnoldu Schwarzeneggeriu, ta prasme, filmą, tikrai tikiuosi, kad matėt Grobuonius, tikrai esat matę, pirma dalis, senas filmas, bet, na, tikrai, nu, kaip čia pasakyti, veiksmo, gal net kai kuriem juokingas, bet pats Grobuonis, jo esmė būdavo, kad jis nematomas, žinot, jis ten taip, na, atrodo, lyg jį ten per tą filmo efektus ten šiek tiek matai, jis ten pusiau matosi, pusiau ne, bet esmė, kad jis nematomas. Ir čia, suprasme, čia tokia atrodo istorija, lyg grinai nukopijuota iš to Grobuonio, bet apie tai ir pasakojo būtent, na, tiek ir Bigelow tie, na, tyrėjai, sakykim, tiek ir pati Shermanų šeima. Jie pasakojo, kad, na,
karts nuo karto jie žiūrėdavo į tuos besiganančius gyvulius, ta prasme, laukuose, rančoje, ir jie matydavo, kaip jie lyg, staiga susitarę visi pasiskirsto į vieną ir į kitą pusę, lyg išsiskirsto, kad praleist kažką. Ir, kažką kito, ta prasme, ko jie nemato galbūt. Ir kai kažkas, sakykime, praeidavo pro tos gyvulius, tie gyvuliai vėl sueidavo atgal į tą vieną vietą, ta prasme, vėl susiburdavo. Po to vėl atsiskirdavo, kad vėl kažką lyg praleist. Ir vienu momentu, ta prasme, Teris vėl pasakojo tokią istoriją, čia berods Teris, aš dabar bijau suklyst, kad jisai kadaise, dar kai nebuvo pardavęs tos rančos Bigelow, jisai pačiam Bigelow pasakojo, kad, jisai matė lyg kažkas galbūt nematomo galėjo stovėti ant upės, kuri netoliese yra pačios rančos. Ką jisai nori pasakyti, kad, įsivaizduokit, jeigu tu, sakykime, esi ant upelio, ar ne, ir tu pastatai kojas, ir, matytųsi lyg, iš tų kojų taip tekėtų prasiskirsto tas vanduo, ar ne, įsivaizduokit dabar, kad jūs tampat nematomas, tai taip atrodytų lyg, kažkaip prasiskirsto tas vanduo, lyg kažkas stovėtų, žinot. Ir jisai pasakė, kad, jo patraukė dėmesį vienu momentu būtent toks reiškinys, kad, jisai atrodė, lyg kažkas stovi, bet jis tiesiog nemato kas. Gal ne tuo kampu, bet, taip atrodė, lyg, kažkas stovėtų ant upės. Ir tada staiga vėl atsiskyrė, lyg kažkas nušoktų nuo to. Ta prasme, vėl vanduo tekėjo staiga normaliai. Ir atrodo keista, ta prasme, reiškinys, kurio tu plika akimis negali matyti, ta prasme, plikomis akimis, bet tu gali jaust, atrodo, tą reiškinį. Ir visa tai dedasi toje žemėje, atrodo, toje būtent Skinwalker rančoje. Ta prasme, išties keista. Ir vėlgi, kaip ir viskas atrodo, realiai atrodo, tuom ir baigėsi mūsų istorija realiai su pačiais tais tyrimais, nes dabar galvosit, aišku, jeigu atėjo tyrėjai, tai jie turėjo kažką rasti, ar ne? Ir deja, bet patys tyrėjai, neslėpsiu, jie tokios kaip ir vaizdo medžiagos ar kažko panašaus niekam nepateikė. Ta prasme, išties niekas negavo jokios, tokios, kaip čia pasakius, didžiulės nuotraukos su skraidančia lėkšte ar kažkuom panašaus. Ta prasme, niekas nieko negavo, tik tais pasakojimus apie keistus reiškinius ir panašiai, apie keistas šviesas. Taip, tiek pats Robertas Bigelow, tiek patys jo nusamdyti mokslininkai dažnai pasakodavo, kad jie matydavo keistas šviesas ir panašiai, bet nei vienas iš jų nebuvo nufilmavęs to, kas yra keista, nes mes kalbam apie tyrėjus, kurie turėtų tą tirt. Bet ne, jie, ką norėjo pasakyti, kad pats reiškinys atrodo yra protingas, kitaip tariant, kad tai nėra reiškinys, kuris savaime tiesiog, impulsyviai tiesiog pasirodo, sakykime, ir tai tiesiog atsitinka. Atrodo, taip lyg tas reiškinys atsitinka dažniausiai žmogui pasilikus vienam, kaip pavyzdys. Ir dažniausiai vietovėje, kuri nėra tokia labai stebima. Tu turi būti rančoje, bet tu turi būti vienas, kaip pavyzdys. Ir, čia labai keistas toksai, paaiškinimas, bet taip daug maž bando paaiškinti, prasme, tiek, pats milijardierius, sakykime, Robertas Bigelow, kad, taip, iš esmės jisai neturi tos tokios vaizdinės medžiagos ar garsinės medžiagos, kuri 100% parodytų kokį nors Wendigo ar kokią nors raganą bėgiojančią, ta prasme, tarp miškų ir panašiai, čia kiekvienas iš mūsų to nori pamatyti, bet mes to neturim. Kad ir kaip buvo pasitelkta ta modernioji technika, niekam nepavyko to išaiškinti ir parodyti, ta prasme, ir pamatyti. Taip, realiai, bet tada iškyla klausimas, kad galbūt kažkas protingesnio valdo visą šitą reiškinį, galbūt kažkas, galbūt kažkaip mes kitaip turėtumėm žiūrėti tą reiškinį. Įsivaizduokite, jeigu kažkas protingesnio būtų už mus, ar ne? Tiesiog pabandykim įsivaizduoti. Tarkim, protingesnį protą už mus, tarkim, mes vėlgi žmonės esam ganėtinai protingi, sakyčiau, vėlgi mokslininkai ir panašiai, bet jeigu įsivaizduotumėm būtybės, kurios yra protingesnės už mus, ar jos negalėtų mūsų tiesiog pergudrauti kažkaip, kad, ta prasme, jie susistatė kameras, mums tiesiog reikia to išvengti, ta prasme, mums tiesiog nereikia rodytis prieš tas kameras. Jie mato plikomis akimis, mes tiesiog turėtumėm nesimatyti jų akyse, sakykime. Jiem nerima kelia tam tikri garsai ir panašiai, galbūt galim tos garsus kartoti ir tas vibracijas ir žmonės galbūt girdės tai, ir supras tą kaip kažkokį nerimą ar kažkokį keistą, keistą reiškinį ar kažką panašaus. Ir, taip, Robertas Bigelow, ką jisai nori tuo pasakyti, kad jisai vis tiek kažką nufilmavo, bet jisai pasiliko tai savo privačioj kolekcijoj. Žinau, kad tai skamba neįtikėtinai, bet taip žmonės, jisai išties prisipažino, kad jisai turi nemažai gal net medžiagos, kuri yra išties keista ir išties nepaaiškinama, bet jisai pasirinko savo norų tiesiog tos medžiagos neteikti. Ir vėlgi, jisai buvęs yra savininkas tos rančos ir čia jo yra pilna teisė, jisai neprivalo mum nieko rodyti, ta prasme, ką jisai nufilmavo. Bet matot, iš vienos pusės kartu tu ir esi nusivylęs, nes jisai nusipirko tą rančą norėdamas įrodyti, kad jis kažką rado, jisai
sukūrė ir tą tyrimo organizaciją, tą savo institutą, sakykim, tą visą įkūrė, ta prasme, privatų, kad tirtų tokius dalykus, tirtų tokius reiškinius, bandyti rodyti, kad visa tai yra tiesa galbūt, kad galbūt tos legendos nėra tiesiog legendos, bet yra paremtos kažkom, bet vietoj to gaunasi, kad jisai pasakė, kad jisai nufilmavo kažko keisto, bet, kažką keisto ir jisai tiesiog nerodys niekam. Ir taip žmonės taip ir, nemato nieko. Ir, aišku, atsirado daugybė skeptikų. Daugybė žmonių pradėjo, skeptiškai žiūrėti tai. Vėlgi, mes kalbam apie skeptikus, kurie pirmiausia žiūrėjo į Šermanų šeimą. Daug žmonių pradėjo bandyti sakyti, kad, Šermanų šeima tiesiog nusižiūri daugybę istorijų, kurios yra labai, panašios į to meto multimediją, sakykime, tiek į nuotraukas, tiek į žurnaluose publikuojamas istorijas, tiek ir į visokias, vaiduoklių istorijas ir panašiai, ir į legendas, ir kad paprasčiausiai tai yra tiesiog, tiesiog pasakojimai. Šermanų būdas parduoti fermą, sakau, pačią rančą brangiau. Lygiai taip pat ir Bigelow daro tą patį, tiesiog bandydamas iš tos didesnės pusės, kad, aš esu didys verslininkas, man reikia, uždirbti daugiau pinigų. Ir realiai tu gali sakyti, kad, taip, Robertas Bigelow pardavė rančą brangiau, jisai už $500,000 pardavė tą rančą, nors nusipirko už $200,000. Tai tu gali sakyti savotiškai, kad jisai uždirbo daugiau, iš to pardavimo, bet problema yra tame, kad, ta ranča vis tiek turėtų kainuoti daugiau, jinai ganėtinai pigiai buvo parduota, mes kalbam dar apie infliaciją apskritai, nes jisai nusipirko 96, pardavė 2016, tai pardavė po 20 metų. Ir dar mes pamirštam, kad, Bigelow išleido milijonus, tiesioginė to žodžio prasme, milijonus dolerių ant visų tų tyrimų, kurie, atrodo, neturėjo kažkokių vaisių mum, nes mes nieko nematom, bet jisai paslėpė visą tai, jisai sako, kad, tų vaisių išties jisai turi, kad, išties jisai matė, ką jisai nori pasakyti, jis matė, bet apskritai buvo tyriami, paliekami gyvulių lavonai, kad kai kurie gyvuliai atrodė taip, kad jie būtų, ne tik mediciniškai apdirbti, bet lyg jie būtų numesti iš oro, iš aukštai. Ir čia irgi yra keista, nes tada apie ką mes šnekam tada apie protingesnės jėgas, ar ne? Mes jau kalbam ne apie šamanus kokius nors, ar apie raganas, ar apie keistus kriptidus, ar nežinau, Bigfootus, ar kažką panašaus, bet mes jau pradėjom kalbėti apie tokius reiškinius kaip, skraidančius lėkštės, tarkim, kas daugiau skamba kaip mokslinė fantastika, bet tai ir daugiau yra galbūt labiau galbūt iš tų keistų istorijų, galbūt mažiausiai keista, net nežinau kaip tą pasakyti. Galbūt tai labiau įtikina žmogų patikėti, kad, galbūt išties ateiviai grobia kažkokius nors gyvūnus, sakykime, rančoje ir su jais atlieka keistus mokslinius eksperimentus, išmeta tos pačius gyvūnus ir gąsdina žmonės, kad jie nesirodytų toje vietoje, ar ne? Ta prasme, tu gali galbūt bandyti suprast, kaip viskas veikia, tas pats procesas, nes taip, tie mokslininkai bandė pasakyti, kad tie gyvūnai atrodo, lyg jie būtų išmesti iš oro, jie būna, su kokiais kartais lūžiais ar kažkas panašaus, lyg, juos nužudo ir numeta, ta prasme, iš aukštai. Išties keista. Ir viena keista istorija, kuri priminė iš karto Šermanui, ta prasme, kai buvo paminėtas tas dalykas, kad galimai gyvuliai yra išmetami iš aukščiau, Šermanas iškart, Teris Šermanas, ta prasme, buvęs savininkas, jisai prisiminė keistą istoriją. Čia, aišku, vėl visi pradės juokti, sakyti, jis dar vieną istoriją prisiminė, vėl istorijos, ar ne, be įrodymų, nes, čia pilna istorijų. Ką jisai pasako, jisai sako, jisai papasako vieną incidentą vėl, jisai jau dažnai vaidendavosi, ta prasme, toje rančoje, jau Teris išties buvo, sutrikęs, pastoviai jisai bijodavo naktų, ta prasme, jisai bijodavo eiti miegot, bet jis mėgdavo vakarus, dėl to vis tiek jisai mėgdavo, ta prasme, tos pačius vakarus ir naktis rančoje, nes, jie būdavo gražus, ta prasme, išties tenais yra labai daug žvaigždžių, matosi iš tos vietovės, vėlgi, nežinau, kaip tas efektas tiksliai vadinasi, bet jeigu nėra daug šviesų aplinkui, tai tu gali matyti labai ryškų dangų, ta prasme, labai gražų dangų, ar ne, naktį. Tai jisai mėgdavo, tarkim, naktimis, prasivaikščioti pro rančą, karts nuo karto. Ir jisai, aišku, jisai pradėdavo girdėti keistus dalykus, keistus šnabždesius, jisai bijodavo per daug toli nuklysti nuo rančos, tai jisai labai toli neidavo. Bet esmė, kad vienu momentu jisai šiek tiek tolėliau buvo nuėjęs ir kaip tyčia jokių garsų jisai negirdėjo, tai jisai ir šiek tiek drąsesnis buvo. Ir, taip, jisai toliau nuėjo ir vakare beeinant, jisai, nusprendė jau apsisukti atgal, jau buvo per toli nuėjęs, jisai norėjo grįžti namo, eiti miegot. Ir begrįžinėjant jam staiga akies pakraštyje jisai pamatė kažkokį keistą, tokį lyg šešėlį ar kažką panašaus, kuris jisai atrodo lyg jis juda žemiau. Ta prasme, kažkur apie, gal +- 5 metrai aukštyje, kažkur, ganėtinai žemai juda, kažkoks šešėlis.
Ir jisai, iškart griuvo ant žemės ir, ta prasme, stebėjo, jisai tyliai visiškai stebėjo patį įvykį, ta prasme, kas darosi ir ką jisai pamatė, tai kad tas šešėlis juda virš žemės ir, ta prasme, įsijungia kažkokios šviesos, ne? Iš to šešėlio, ta prasme, drieskėsi kažkokios šviesos. Ir jisai stebėdamas tą šešėlį, jisai matė lyg siluetas, jisai labai priminė lėkštę. Ta prasme, jam tas siluetas priminė lyg skraidančią lėkštę, kažką panašaus. Ir kažkokios keistos švieselės, ta prasme, iš po pačios, švietė tiesiai, spindulius į žemę. Ta prasme, skleidė gal kokius 3 ar 4 spindulius berods, kaip jisai minėjo, į žemę, ta prasme. Ir jisai atsigulęs, ta prasme, viską stebėjo ir žiūrėjo. Ta prasme, vėlgi, čia ne pirmas kartas, kai jisai mato kažką keisto rančoje. Aš čia jau kalbu apie tuos įvykius, kada jau vaidenosi vos ne kiekvieną dieną. Tai jisai galvojo, vėl čia tos šviesos, tiesiog esmė tame, kad jisai tą naktį matė labai iš arti tą dalyką visą, nes jisai anksčiau, aš kaip ir minėjau pirmoje laidos dalyje, kad jisai matydavo keistas šviesas, ta prasme, ir atrodo jos atsirasdavo, dingdavo, jos greitai lakstydavo, pakildavo į orą ir panašiai. Šį kartą jis pamatė tokį lyg siluetą, lyg skraidančios lėkštės siluetą ir lyg ta lėkštė iš jos išeina keisti spinduliai į žemę, ta prasme, lyg jie šauna. Jisai gulėdamas, ta prasme, aišku, buvo išsigandęs, jisai visiškai tylėjo ir jisai ką bando pabrėžti, kad, ta prasme, atrodė lyg, naktis lik sustojo, ta prasme, lik viskas, visiška tyla, jisai girdėjo realiai tik savo kvėpavimą ir tą plakimą širdies, išties atrodo lik viskas, sustojo ir jis tiesiog buvo užhipnotizuotas, realiai žiūrėjo į tą patį objektą. Vėlgi buvo ganėtinai šalta ir jisai, greit nuvargo ir jam, sąnariai pradeda stingti ir panašiai, ką jisai nusprendė padaryti, jisai šiek tiek pasitaisė ir, sutraškėjo jo sąnarys. Ir vos tik sutraškėjo jo sąnarys, kas atsitiko, tai ta lėkštė iškart išjungė šviesą. Ta prasme, išsijungė visos šviesos. Nors, įsivaizduokit, ta prasme, jisai buvo išganėtinai, ką aš noriu pasakyti, kokia situacija, čia man net juokinga iš tikrųjų pasakot, kaip keista ir taip gan baugu, žinot, bet jisai guli kažkur ant žemės, ta prasme, ta žemė yra šalta, ar ne, jisai guli ganėtinai toli nuo pačio objekto, jisai ką pasakė, tai kad, net nežinau, jisai tiksliai negalėjo pasakyti kiek metrų, bet ganėtinai toli. Jisai savo, kad tas objektas kažkur yra nuo 5 gal 10 metrų aukštyje, ta prasme, jisai ganėtinai žemai ir lėtai, sakykime, sklando, atrodo kaip skraidanti lėkštė, ganėtinai didelė ir skleidžia keistus spindulius į žemę. Jisai nusivertęs stebi visą tai, jisai šiek tiek pasitaiso ir sutraška, ta prasme, jo tas sąnarys. Ir vėlgi, tas sutraškėjimas tu realiai jį gali išgirsti, ką tu išgirsti, gal maksimum metras į priekį, gal kas nors išgirstų, realiai niekas kitas negirdėtų to ištraškėjimo, ta prasme, bet ta lėkštė lyg išgirdo, ta prasme, tą dalyką ir iškart dingo šviesos. Ir atrodo taip, lyg ta lėkštė pradėjo artintis link jo. Ir ta prasme, jisai, aišku, žmogui iškart visi plaukai vėl pakilo nugaros ir panašiai, jisai nežino, ką daryti, bet jisai toliau sėdėjo. Ir atrodo, ta prasme, jam pradedant po truputį trauktis, ta lėkštė apsisuko ir atgal išskrido, ta prasme, tiesiog dingo. Čia viena iš tų istorijų keistųjų to Terrio Shermano. Tai jisai čia užsimena, kad galbūt kai kurios fenomenus gali paaiškinti tai, kad žmonės kartais mato nepaaiškinamo ore, skraidančios lėkštės, žinot, tas NSO dalykas. O kas jeigu juos būtent tuos dalykus, ta prasme, tos net pažintus skraidančius objektus traukia šitokie dalykai? Čia aš net nežinau, ar tai paaiškina patį fenomeną, aš čia nenoriu sakyti, kad čia tiesiog ateiviai, žinot, ir jie čia tiesiog, skraidžioja aplinkui ir šaudo spindulius kažkokius ir grobia galvijus. Bet tai iš ties atrodo, sutampa su tuo pačiu folkloru, ta mitologija ir galbūt net čia taip juokingai ta visa sąmokslo teorija apjungia, kad taip, žmonės atkeliauja į rančą su gyvūnais, su gyvuliais, sakykim, tie gyvuliai labai traukia dėmesį, sakykim, ateiviam ir tie ateiviai grobia tos gyvulius, aš žinau, juos numeta, sakykim, kai su jais atlieka eksperimentus ir viskas. Bet kaip tai paaiškins tuos kitus dalykus, tuos šnabždesius, tuos šešėlių žmonės ir panašiai, kaip aš minėjau. Terris Shermanas turi dar vieną istoriją, kuri irgi yra keista. Jisai, kaip ir minėjau, turi medžioklinį ginklą. Vėlgi, medžiokliniai ginklai turi tokį kaip ir taikiklį, kuris ganėtinai gerai priartina, ta prasme, dalykus. Jisai karts nuo karto naudodavo tą taikiklį kaip žiūronus, tarkim, pasižiūrėti kažkur toliau. Vėlgi, vakaras, kai visada prasideda keisti dalykai naktį, Terris nusprendžia atsisėst, ta prasme, rančoje išeiti lauką, ta prasme, bet atsisėst prie laiptų, ta prasme, rančos. Jis tiesiog vėl atsisėda, stebi dangus, staiga jisai pamato keistą šviesą, vėlgi kažkur tolumoj. Ir ką jis nusprendžia padaryti, jisai nusprendžia pasižiūrėti per taikiklį, ta prasme, į tą šviesą, ta prasme, kas ten per šviesą, nes jinai atrodo tokia, nežinau, tokia kaip žvaigždė, galbūt ryškesnė gal žvaigždė. Jisai pasižiūri ir jisai pamato, neįtikėtiną dalyką, atrodo, lyg jis mato dieną, ta prasme, lyg dalis
ta prasme, jisai naktį sėdi ir atrodo, lyg iš tos šviesos sklinda diena, ta prasme, dienos šviesa, suprantat, lyg portalas kažkoks, ta prasme, lyg vartai į tą patį pasaulį, bet dieną kažkas panašaus, lyg čia būtų kita laiko tėkmė ar kažkas panašaus, kažkokia kita dimensija, aš nežinau kaip tą kitaip paaiškinti, bet jis tą bando paaiškinti, kad taip, jisai kažkada žiūrėjo ir pamatė tą dalyką ir jam pasirodė taip, lyg galbūt iš tenais iššoko kokios būtybės keistos žmonės, ta prasme, gal atsiveria kažkokie keisti vartai, nesuprantami, ta prasme, portalai, nes tie patys čiabuviai, jie kalbėdavo, kad, na, yra vietų, ta prasme, žemėje, kurios veikia kaip vartai į kitą pasaulį, tarkim, ar ne, tai, o jeigu, tarkim, ta ranča, ta Skinwalker ranča yra viena iš tų vietų, kurioje atsiveria tiesiog vartai į kitą galbūt pasaulį ir iš tų vartų galbūt išbėga kokios keistos būtybės, šešėlių žmonės, nežinau, gal kažkas panašaus. Išties keista. Wendigo, Bigfootai, žinau, visi tie ječiai ir panašiai, ir tie patys Skinwalker, tos raganos ir keistos būtybės. Ta prasme, gal visa tai išeina iš tokių vartų. Atrodo keista, bet o jeigu, mes nežinom. Na, vėlgi, aišku, čia aš jau per daug fantazuoju, čia per daug samokslauju, bet tai išties kraupu atrodo. Jeigu mes išties negalėtumėm valdyti tokių dalykų, tai išties, na pakeistų mūsų mąstyseną, ta prasme, apie tai, kaip mes suprantam patį pasaulį, ta prasme. Ir kas dar keista yra tai, kad Jungtinės Amerikos valstijos iš tikrųjų jie paskyrė dalį savo gynybos biudžeto šitam dalykui. Žinau, kad jums atrodys tai dar labiau neįtikėtina, nes, ta prasme, atrodo visą tai, kad čia yra išprotėjusi kvaila istorija. Bet ar jūs, sakykime, na, pati vyriausybė, jeigu skyrė pinigų šitam dalykui, šitai kvailai, ta prasme, cituoju, kvailai istorijai, kuri atrodo kvailai, ar tai yra išties visiškai kvaila, nes buvo skirta berods daugiau nei $20 milijonų. Būtent ištirti šitą dalyką, ta prasme, tai yra išties dideli pinigai. Ir taip, gynybos departamentas, ta prasme, paskyrė dalį biudžeto, ta prasme, išsiaiškint, kas čia vyksta. Susidomėjo net pati vyriausybė Jungtinių Amerikos valstijų, ta prasme, šitų fenomenų. Aišku, gali sakyti, kad tie $20 milijonų gal nėra labai daug, tarkim, kaip, na, gynybos biudžeto, ypač vertinant su pačiu gynybos biudžetu, bet tai vis tiek yra didžiuliai pinigai, kurie yra skirti, atrodo, kvailai istorijai, ar ne? Ta prasme, vis tiek gal, o jeigu jie kažką rado ir vis dėlto bando užglaistyti tai, o jeigu jie kažką rado, jie sukūrė privačią įmonę, ar ne, galbūt to paties kito milijardieriaus, kuris dabar jau įsigijo tą sakykime, žemę. Ir tiesiog jie valdo ir dabar aptvėrė ir su ginklais aptvėrė, ne dėl to, kad čia yra juokinga ir kvaila istorija, ir ne dėl to, kad aš noriu tą pristatyti muziejui, bet galbūt dėl to, kad aš noriu tą išsaugot, užkonservuoti šitą vietą ir galbūt ją išlaikyti, na, kaip tyrimų vietą. Galbūt vis dėlto kažkas buvo atrasta, žmonės, galbūt kažkas ten yra po žeme. Aš nežinau, bet tai skamba vis įdomiau ir įdomiau. Ir galų gale, aš sakiau, kad jūs pagundysiu prieš pačią pabaigą, ta prasme, apie, na, buvusius šios rančos savininkus. Čia irgi yra keista istorija, nes aš kaip ir minėjau, tie pirmieji rančos savininkai, Kennethas ir Edith Myersai, na, tiesiog, sakykime, Myersų šeima, jie buvo ganėtinai anonimiški, jie nesiskelbė, ką jie darė, ta prasme, ką jie veikė, ta prasme, toje rančoje. Jie buvo irgi galvijų ūkininkai, sakykime, galvijininkystę užsiėmė ir panašiai. Turėjo savus galvijus ir jie berods paliko rančą dar 1987-aisiais. Jie ją paliko visiškai tuščią, tiesiog, na, nežinau, nesirūpino pačią rančą. Ir ją vėliau po 7 metų, dar 1994-aisiais nusipirko jau Shermanų šeima. Bet jie patys, ta prasme, Myersų šeima, jie tą rančą, ta prasme, laikė dar nuo 1934 metų. Tai galima sakyti, 60 metų iki pat pardavimo jie buvo kaip ir teisėti savininkai. Tai aišku, vienas iš skeptikų didžiausių argumentų yra tai, kad, na, buvę savininkai nieko nesakė, jie nesiskundė apie rančą, vadinasi, viskas buvo gerai. Ir, na, mes žinom, kad tie buvę savininkai ir nelabai skelbėsi apskritai ir apie pardavimą, ta prasme, tos rančos, jie apskritai buvo anonimiški labai žmonės, tai tikėtina, kad jie ir nenorėjo labai skelbtis ir publikuoti savo tų įvykių, sakykime, ir patyrimų niekam kitam. Bet kam jie galėjo papasakoti visą tai, ką jie patirdavo? Ir savaime suprantama, kaimynam. Žinoma, savo pažįstamam, savo draugam, savo kaimynam. Visi mes turim tokių. Tai vėlgi, tie buvę savininkai Myersai, jie įdomių istorijų pasirodo papasakojo ir tiem buvusiems savo kaimynam, buvusiems savo galbūt net ir draugam. Aš nežinau, kaip kitaip jas pavadinti, bet taip, tokių žmonių atsirado. Ir jie vis dėlto atėjo ir jie papasakojo, kad, na,
Myersai irgi patirdavo keistų dalykų ir na, keistų įvykių. Pirmiausia, pradėkim nuo sukaltų vinių, ar ne? Tai aš minėjau, kad pirmoje laidos dalyje, kad apskritai atvykusi Shermanų šeima, ką jie pastebėjo pirmiausia, tai kad vienas iš sodybos namelių, ta prasme, esančių rančoje, jisai, na, apkaltas vinim. Ta prasme, apkaltas vinim, taip lyg, na, niekas negalėtų įeiti. Na, žinot, kaip įsivaizduoja, ta prasme, lyg duris, ta prasme, užkaltos ir panašiai, lyg niekas negalėtų įeiti ar išeiti. Ir, na, jiem atrodė tai keista, bet tebūnėje kažkaip nelabai kreipė į tą dėmesio. Ir būtent tie kaimynai, kurie pažinojo buvusią šeimą, Myersus pažinojo, Myersai dažnai jiem pasakodavo įvairias keistas istorijas, ta prasme, apie tai, kas darydavosi toje rančoje. Ir jie vėlgi turėjo irgi kitokių patyrimų, bet labai panašius į Shermanų, ta prasme, patyrimus, nes vėlgi jie labai unikalūs visi tie patyrimai atrodo, bet jie labai ir kartu panašus, jie keisti ir paranormalūs. Tai jie pasakė, kad jie, Myersai pasakojo, tiksliau, tiem savo draugam, ta prasme, savo kaimynam, kad jie prikalė, ta prasme, jie visur apkalė ir taip uždarė, sakykime, savo tą namelį dėl to, kad jame ne tik šiaip vaidenosi, bet jame lankėsi ateiviai. Ta prasme, tikri ateiviai. Žinot, tie pilki, maži žmogeliukai, ta prasme, jisai pasakodavo, aišku, kaimynai pradėdavo juoktis, sakyti, kad čia nesąmonė, ar bandėjai nušaut, tarkim, klausimas, tarkim, kodėl tu nenušovei nei vieno, ta prasme, nušauk bent vieną ir, atsitemk, įrodyk, bet ne, jam nepavyko to padaryti, atrodo, jis gal ir nelabai buvo suinteresuotas tuo, ką jisai norėjo pasakyti, kad jis labai bijojo to, jisai labai bijojo tokių dalykų, jisai džiaugdavosi, sakydavo, išvyzdamas kiekvieną dieną, nes jisai bijodavo, kad jį pagrobs, tiesiog, kad atėjo jo išsivežti. To prasme, ir tai yra išties, keistas dalykas ir jisai nusprendė, kad tiesiog, gintis nuo tų tokių būtybių, jisai užkalė visus, langus, visas duris, viską ir, ta prasme, taip, paliko netgi. Jisai pradėjo galvoti, kad tai yra išties prakeikta vieta, bet po to jisai pradėjo galvoti, kad tai ne tik prakeikta vieta, bet tiesiog vieta, kurioje nori lankytis, tie pilkieji žmogeliukai, tie ateiviai. Prasme, jisai taip ir sakė, kad, ta prasme, čia ateiviai, ta prasme, tie mažiukai su dideliam juodom akim, ta prasme, Aš iš ką pasakysiu žmonės, aš labai bijočiau tokių dalykų, tikrai nenorėčiau prabusti ir pamatyti kažką panašaus, čia būtų košmaras. Nežinau, ir dar rančoj vidury nežinomybės, nors ir, kaip ir minėjau, ten yra graži vieta, bet ten tokia vieta, kuri yra labai atšiauri, aš gal tą pamiršau paminėti, kad ten, jeigu kažkas tau atsitinka toj rančoj, artimiausias žmogus, tas tavo artimiausias kaimynas, tu turėsi bėgti ištisus kilometrus iki jo. Ir dar jeigu tu esi, ganėtinai prastai orientuojas naktį, tai tu, ar naktį, ar dieną, sakykime, prastai orientuojas, tu gali ir pasiklysti iš karto. Ten yra ištisi laukai, ištisi kalnynai, tu gali net nukristi nuo skardžio, ten yra net skardžių, paskęs tupiai, ten yra ir ganėtinai pavojinga vieta, ne tik graži, bet ir labai labai pavojinga. Ir sakau, labai toli nuo civilizacijos. Tai taip, toje vietovėje, tu jeigu pradedi jaustis nesaugiai, aš jau būčiau tepęs slidės su nusenovai. Ir dar kalbant apie visokius ateivius, kurie lankosi tavo namie, žmonės, ne, tikrai ne, aš net neužsikalčiau, aš negalėčiau užmigti. Tai taip. Kitas dalykas yra šiaip. Keistos dar keletą istorijų, apie kurią šnekėjo būtent tie buvę šeimininkai savo buvusiems kaimynams. Tai aišku, aš jų visų neišpasakosiu jums, žmonės, čia jų yra begalybė tų istorijų, tikrai išties atrodo, jos nesibaigia, bet prieš pabaigą aš jums papasakosiu dar keletą istorijų, kurias turėjo būtent tie buvę savininkai, kurie vėliau perpasakojo šias istorijas savo kaimynam ir jie vėliau papasakojo tai ir į viešumą ištraukė realiai visas šitas istorijas. Tai ką tie buvę savininkai pasakojo, viena iš istorijų yra kaip pavyzdys su telyčiam, ar ne? Tai vėlgi įprasta situacija, dingsta telyčios, nesuprasi kur, vėlgi kaip visada atrodo lyg ir beviltiška situacija, pėdsakų beveik nėra, telyčių irgi nėra. Aišku, Myersas, tuo metu Kennethas Beros Myersas, jis buvo vardu tas šeimininkas, tos rančos, jisai, neranda telyčių, jisai realiai, mano, kad viskas, čia jau yra, vėl tas fenomenas, vėl prasideda grobimai, jisai jų neberas, nes jau Kennethas irgi žinojo apie šitą fenomeną, aš kaip ir minėjau, 60 metų jisai turėjo tą rančą, jisai, jau buvo vos nesusitaikė su tuo, apsiženyje su visu tuo fenomenu. Ir atrodo, vėl visą tai pasikartojo, berods 3 telyčios dingo. Ir vienu momentu jisai nusprendžia įeiti į tvartą ir jam yra sunku atidaryti duris. Jisai pasitelkia pagalbą, jisai paprašo dar vieno vyriškio pagalbos, kad atidarytų duris, vartus į tvartą.
Ir jiem pavyksta vos tik tais plyšį praverti, ta prasme, ir pats Kennethas, ta prasme, Myersas, ta prasme, tas buvęs savininkas, jisai sako savo tam pagalbininkui, jisai paprašo jo įkiš galvą ir pasižiūrėk, kas trukdo, ta prasme, kas kliudo atidaryti vartelius, ta prasme, į tvartą. Jisai įkiša galvą, pasižiūri ir jisai randa telyčias. Ta prasme, tas pačias, kurios buvo dingusios. Ir jos atrodo, lyg jos sukrautos viena ant kitos. Aš kaip ir minėjau, jų buvo berods 3. Tai įsivaizduokit, viena telyčia ir dar viena ant kitos uždėta ir dar kita ant kitos. Ir jos atrodo negyvos. Nesuprantamas reiškinys, kaip jos atsirado ten, viena ant kitos sukrauta, negyvos ir uždaryta. Ir aišku, Kennethas vėl pradeda panikuoti, jie šiaip netaip atidaro tos vartus, prieina prie telyčių ir jos gyvos. Jos iš tikrųjų tiesiog atrodo lyg miegojo. Ir jos aišku iškart prabunda, pradeda baladotis ir panašiai vos neišbaladoja viso to tvarto, bet vėl, dar vienas keistas įvykis, kuris labai panašus į tuos bulius, apie kuriuos aš pasakojau, apie kuriuos pasakojo ir pats Robertas Bigelow ir Shermanų šeima, ta prasme, kuri patyrė visą tai. Labai keistas įvykis, ta prasme, bet čia susijęs jau su telyčiam ir su senaisiais savininkais. Čia vėl susijęs su tais gyvuliais, kažkodėl labai traukia tuos galvijus, tas fenomenas atrodo. Tas galvijų grobimas ir vėliau tas eksperimentavimas su jais. Ir atrodo, jie dingsta, bet dar prieš dingimą galbūt jie taip, būna atrodo lyg užhipnotizuojami, kažkaip jie būna labai ramus. Ir, labai keista. Išties nesuprantama man. Tai be telyčių tos istorijos aš turiu, dar vieną, ta prasme, vieną istoriją, tai apie vieną vyrą juodais drabužiais. Tai, čia yra keista, nes mes jau kalbėjome apie vyrus juodais drabužiais, kad dažniausiai, kai vyksta keisti fenomenai, apsilanko ir jie. Ir aišku, šitoje istorijoje reikia ir jų. Ar ne? Ir buvę savininkai pasakojo, kad, ta prasme, Kennethas Myersas, vėlgi šeimos vyras, jisai vieną vakarą, ta prasme, vieną šaltą žiemą, sakykim, sėdėjo, kūrenosi savo pečiuką, sakykim, šildėsi ir, staiga pas jį užėjo vyras juodais drabužiais. Ne? Dabar vėlgi aš tiksliai neprisiminsiu, apie ką jie kalbėjo, bet Kennethui pasirodė labai keista, ta prasme, kad jisai klausinėjo apie pačius fenomenus, galbūt kažką panašaus. Ta prasme, kad ką jisai patyrė, ką jisai matė ir panašiai. Žino, vėlgi vyrai juodais drabužiais. Ir mes kalbam apie įvykius, kurie vyko kažkur 5-ame dešimtmetį, 4-5-ame dešimtmetį, ta prasme, praėjusio amžiaus, tai čia yra labai labai seniai. Jau vyrai juodais drabužiais vaikščiojo tada. Ir kas atsitinka, tas vyras juodais drabužiais, jis tiesiog pradeda eiti, atgal grįžinėti ir, vėlgi, Kennethas lyg ir pašaukė jį, nes jis nori pratęsti pokalbį su tuo keistu vyru ir jisai pradeda iš paskos jam eiti pagal pėdsakus, vėlgi didžiulė pūga lauke siaučia ir jisai beeinant, dingsta pėdsakai, ir pats vyras dingsta. Ir jis, nesupranta, kas atsitiko, atrodo, košmaras visiškas, aišku, labai šalta pūga, jisai nenori ilgai užsibūt, jisai pabando dar pašaukti, žmogaus nėra. Ir, jisai grįžta atgal į namelį ir, ta prasme, jisai lieka tokioj sumaišty galvoje, ta prasme, jam vis dar yra keista, jisai, aišku, papasakoja tą istoriją savo kaimynam, kad, neįtikėtina, ta prasme, atrodo, žmogus lyg atėjo, aišku, jo kaimynai jam pasako, kad jam tikriausiai pasivaideno, gal jam prisisapnavo, bet, išties keista istorija. Ir, čia ne paskutinioji, dabar paskutinioji istorija turbūt viena iš įdomesnių, man bent jau, iš tų buvusių savininkų. Tai aišku, rančai reikia prižiūrėti, neužtenka vieno žmogaus. Jeigu tu turi daug galvijų, tikėtina, kad tu turėsi pagalbininkų, ar ne? Tikriausiai tu turbūt nusisamdysi nemažai žmonių, gal vieną, kitą, galbūt nebūtinai daug. Bet vėlgi, čia panašiai buvo ir šioje rančoje, taip, šioje rančoje buvę savininkai, ta prasme, buvo nusisamdę padėjėją, kuris pagelbėdavo jiem, ta prasme, su įvairiais darbais rančoje ir panašiai, su gyvūnų ta priežiūra, galvijų priežiūra, visko. Ir vienu momentu vienas iš galvijų, ta prasme, buvo ištrenkęs tvorą, ta prasme, aptvarą, ta prasme, toliau esančią rančoje, nes vėlgi minėjau, ranča yra apie 200 hektarų, ta prasme, ganėtinai didelė, tai įsivaizduokit, rančos pakrašty yra tokia kaip tvora ir vienas iš galvijų besiganydamas, ta prasme, ištrenkė tvorą ir, nubėgo net už rančos, ta prasme, ribų. Tai vėlgi pridarė daugybę problemų, aišku, kaip visada, ir, pagalbininko buvo paprašyta, kad, kai jisai galės, kad jisai nueitų iki, tvoros ir sutvarkytų ją, ta prasme, pačius aptverimus, ta prasme, sutaisytų ir panašiai, kad, niekas nesilankytų ir, apskritai, kad galvijai vėl neperšokinėtų per tą tvorą ir panašiai. Tas pagalbininkas išėjo ir, jisai dingo. Ir
čia tiesiog jisai dingo ir aišku, Kennethas, Myersas, tas buvęs savininkas, jisai greit išbėgo, ta prasme, vėlgi ieškoti, ta prasme, savo pagalbininko, viską, ką jisai rado, kad dalis tvoros buvo, jau sutvarkyta, ne visa tvora buvo sutvarkyta, bet dalis tvoros, tų įrengimų buvo sutaisyta ir, ta prasme, lyg ir pastatyta į vietą, bet lyg tu vidury darbo dingai, ta prasme, taip atrodo, ta prasme, lyg vidury besidarbavimo dingai. Ir, sudėti tie daiktai, ta prasme, sudėti įrankiai šalia ir panašiai, bet pačio darbininko, pačio jų padėjėjo nėra aplinkui. Aišku, košmaras, visiška situacija atrodo nesąmonė. Ir aišku, Kennethas tuo atveju pabandė racionalizuoti visą situaciją, jisai bandė pasakyti, kad, tikėtina, kad jis tiesiog gal pabėgo. Prasme, nes pats tas pagalbininkas dažnai sakydavo, kad jam labai yra keista ta vieta. Jis jautėsi nesaugiai, nejaukiai, jis jautėsi taip, lyg jį pastoviai stebi kažkas. Ta prasme, jis negali matyti kas, bet toks jausmas, lyg įsivaizduok nematomas žmogus šalia tavęs stovėtų, tu vis tiek jaustum kažką. Ta prasme, tame ir esmė. Ir jisai taip ir jautėsi. Ta prasme, įsivaizduok, jeigu tu sėdi, tarkim, aš dabar sėdžiu vienas, ar ne? Ta prasme, man nereikia matyti žmogaus, kad aš jausčiau, lyg kažkas prie mane stovi, ar ne? Ir mes čia visi turim tą tokį keistą instinktą. Tai panašiai jautėsi būtent ir tas, Kennetho tas padėjęs, jisai tą ir minėjo, kad jisai jaučiasi taip, lyg jį kažkas pastovi stebėtų, lyg už nugaros kažkas visą laiką stovi. Ir jis tiesiog nemato, pasižiūrėdamas atgal, jisai nemato to, kas šalia jo stovi. Ir keistas jausmas. Ir, Kennethas išgirdęs tą istoriją, jisai pabandė pagalvoti, kad, galbūt jisai tiesiog išsigando, pabūgo labai ir tiesiog pabėgo tas jo padėjęs, jisai dingo. Ir, viskas, jisai kol kas, kurį laiką negirdi nieko apie tą padėję ir vienu momentu, grįžinėdamas į savo rančą, po 3 dienų berods, po 2 ar 3 dienų, jisai randa tą padėję, bevaikščiantį, ta prasme, rančoje. Ir neįtikėtina istorija, ta prasme, tas padėjęs, jisai sako, jisai atrodo, lyg jisai praradęs orientaciją ir panašiai, ir jisai ką bando pasakyti, tas padėjęs, tai kad, jisai lyg ir darbavosi, jisai kiek atsimena, kad jisai darbavosi prie tvoros ir, jisai atrodo išsekęs labai, jisai atrodo lyg pavargęs, nevalgęs, negeręs jau kurias dienas, ta prasme, jisai, kaip ir minėjau, 2 ar 3 dienos jau praėjo paros ir tas padėjęs staiga atsirado ir jisai sako, aš tiesiog dirbau ir staiga jisai atrodo lyg užsimerkė ir atsimerkė ir jisai, yra už rančos iš vienos iš sodybų rančojo ribų. Ir, aišku, Kennethui tai košmariška atrodo istorija ir, aišku, jo padėjęs iš ko pasakė, kad jisai daugiau gyvenime, ta prasme, nenori rodytis. Ta prasme, toje rančoje nenori gyvenime daugiau dirbti, nes jam pradėjo vaidentis taip, lyg jį kažkas laidoja po žeme. Ta prasme, po rančos sodybą jį kažkas bando palaidoti gyvai. Gyva. Ta prasme, jam pradėjo vaidentis tokie vaizdiniai keisti. Ir išties kraupu žmonės, nes aš kaip ir minėjau, kažkas ten po žeme, lygi žmonės kai kurie girdėdavo kažkokius keistus dalykus, išties šiurpinantis dalykas, nežinau net kaip tą kitaip paaiškinti, labai keistas fenomenas. Ir šitie fenomenai, šitas fenomenas, ta prasme, kankinantis tą vietovę, jisai išlieka tikriausiai, ta prasme, žmonės net ir praeiviai, ta prasme, pastoviai girdi tas keistas istorijas ir net turi savų keistų istorijų. Jos nesibaigia, atrodo. Ir taip, šiuo metu tai yra privati nuosavybė, ta prasme, vieno vėlgi verslininko Brendono Fugalo įmonės, ta prasme, turima teritorija, sakykime, tą rančą ir jisai ją aptvėrė su įvairiausiais ženklais, kuriuose yra nurodoma, kad, čia yra privati nuosavybė, tu negali peržengti, ta prasme, per tuos aptvėrimus ir panašiai, ir jeigu peržengsi, tai tikėtina, kad tave nušaus. Ir kai kurie mano, kad čia yra nebereikalo tokie dalykai, čia nėra tiesiog muziejinė vieta, bet kai kurie mano, iškėlė tą tokią sąmokslo teoriją, kad galbūt vis dėlto ta įmonė tai yra priedanga ir vis dėlto galbūt Jungtinių Amerikos valstijų vyriausybė, investuodama tuos 20 su viršų milijonų dolerių, galbūt investavo daugiau nei tiek reikia ir galbūt nuo to laiko jie tenais rado, ta prasme, nuo tos pirmos investicijos jie sugebėjo rasti keistus dalykus, galbūt net po žeme. Ir galbūt jie radę tos dalykus, jie nusprendė, kad nekelt didžiulės panikos žmonėm, kad nesukurtų dar vienos 51 zonos, žinot, ir panašiai, kad tai neatrodytų lyg tai yra, valstybei priklausantis dalykas. Jie ką padarė, tai kad, prisidengt, kad tai yra lyg privati nuosavybė kažkokio verslininko. Ir jie toliau vykdo kažkokius keistus tyrimus, galbūt ten viduje. Mes nežinom, mes negalim ten užeiti ir įeiti ir tikėtina, kad mus nušautų. Nes vėlgi, tas faktas, kad ten yra ginkluoti dabar žmonės, o ne šiaip. Nes ankstesnis milijardierius, kaip ir minėjau, jisai,
nors ir neleisdavo žmonėm įeiti į vidų, bet tenais nebūdavo ginkluoti žmonės, ta prasme, ten nevaikščiodavo ginkluoti žmonės, nebent tie, kurie turėdavo ginklus kaip savigynai, žinot. Ten nevaikščiodavo tokie, lyg armijos žmonės ar kažkas panašaus, ten vaikščiodavo tik tais pagrindė mokslininkai, kurie darydavo tyrimus, kai Robertas Bigelow turėjo šią sakykime, rančą. Dabar ten atrodo taip, lyg ten daugiau armijos žmonės sėdi ir vaikščioja, ta prasme, apsiginklavę ir atrodo keista. Ir kartu baugu, ir dar kartu ir sudaro tokį įspūdį, kad galbūt tos legendos vis dėlto turėjo bent kažkokią kruopelytę tiesos. Galbūt vis dėlto vyriausybė Jungtinių Amerikos valstijų rado kažką keisto tenais. Nesakau, kad kažkokį lobį ar kažką gero, bet galbūt kažką iškasė, kažkokias iškasinas, arba galbūt vis dar daro kažkokius keistus tyrimus šiuo metu, kol aš šneku. Ir galbūt žmonės nėra pasiruošę apie tai girdėti. Nežinau. Galbūt net ir tos pačios skraidančios lėkštės, kurias matė dar Shermanų šeimos atstovai, sakykime, irgi galbūt ieškojo tų keistų dalykų. Aš nežinau, bet tai išties yra įdomu ir tai kartais iškelia tos tokius, tą norą sužinoti daugiau, žinot. Man tas labai, labai įdomu, aš labai mėgstu tokias istorijas, aš visada mąstau, kas galėtų būti. Nors aišku, galbūt tai nėra tiesa visiškai, bet, nežinau, kaip jūs galvojat, žmonės, parašykit. Man tai įdomi yra jūsų nuomonė, kaip jūs galvojat, ar šiose istorijose yra kažkiek tiesos, ar visi šie žmonės, kurie pasakoja šitas istorijas, yra tiesiog šarlatanai ir melagiai, o gal jie vis dėlto išties jaučiasi taip, kaip jaučiasi tose vietose ir galbūt tai, ką jie matė, nėra visiškos haliucinacijos, galbūt jie išties kažką matė keisto. Vienaip ar kitaip aš galiu iškart prisipažinti, aš žinokit, ten nenorėčiau pabūti. Vienas. Aš gal norėčiau apsilankyti galbūt su kokia grupė žmonių, bet Nežinau, ar norėčiau labai ilgai būti, nes kaip ir minėjau su tais visais skinwalkers ir panašiai, nežinau, jeigu man tokia situacija atsitiktų prie laužo, aš nenorėčiau, nenorėčiau ten būti. Kitaip tariant, žmonės, jeigu leisit laiką kada nors prie laužo su draugais, būsite kur nors miške toli ir vienas iš draugų išeis į mišką, nežinau, nusilengvint kaip pavyzdys, atlikti gamtinius reikalus, palydėkit. Arba galbūt pasiūlykit neit. Galbūt pasiūlykit neit, nes nežinot, kas sugrįž iš to miško. Jūs niekad nežinot. Gali sugrįžti ir ne jūsų draugas, gali sugrįžti ir, tas mitinis skinwalker, kuris bando įsiliet jūsų draugų būrį. Išties baisu. Bet nepamirškit. Gero vakaro. Ką aš galiu pasakyti. Lauksiu jūsų žinučių, žmonės, vienaip ar kitaip. O dabar palieku jūs ramybėj. Nenoriu per daugiau gąsdinti, užtenka. Ir palinkėsiu, nežinau, ramios, nuostabios nakties ir gražių Velykų. Jeigu švenčiatės, žinoma, nes kai kurie pasirodo nešvenčia. Bet vienaip ar kitaip turėkit nuostabų likusi ilgai savaitgalį. Susitiksime kitą savaitgalį, žmonės, kaip visada. O nežinau, jeigu labai domina, apie ką šnekėsim, tai nepamirškit pasižiūrėti mūsų Facebook'ose, Instagram'uose, visada keliam tas mūsų mėgstamas mįsles, žmonės. O kito laiko, iki, sėkmės, palieku jūs ramybėj. Susitiksime, nežinau, kitą savaitgalį. Iki.